Stenkite su kitais elgtis taip, kaip norėtumėte, kad kiti elgtųsi su jumis. Tai kita auksinės taisyklės pusė. Neverta stebėtis, jei kas nors piktinasi, kai jam sakoma elkis gerai. Gali būti, kad pasipiktinimas kyla ne dėl minties apie tai, kad reikia elgtis gerai. Taip gali atsitikti dėl to, kad žmogus iš tikrųjų tiesiog nesupranta, ką tai reiškia. Egzistuoja daugybė prieštaringų nuomonių ir painiavos susijusių su tuo, kas yra geras elgesys. Žmogus gali niekada nesuprasti, net jei tai suprato mokytojas, už ką jam rašė pažymius už elgesį. Gali būti, kad žmogui suteikė klaidingų duomenų, arba jis juos pats išgalvojo. Vaikai turi būti matomi, bet negirdimi. Būti geram reiškia būti neaktyviam. Tačiau yra būdas visą tai išsiaiškinti taip, kad žmogus būtų visiškai patenkintas. Visais laikais daugelyje vietų žmonės vertino ir gerbė tam tikras žmogaus savybės. Šios savybės vadinamos dorybėmis. Jos buvo priskiriamos išminčiams, šventiesiems ir dievams. Jų buvimas arba nebuvimas nustatydavo skirtumą tarp barbarų ir kultūringų asmenų, tarp chaoso ir padorių žmonių visuomenės. Norint suprasti, kas yra gerai, visiškai nebūtina sulaukti apreiškimo iš dangaus ar užsiimti varginančiom storų filosofų veikalų tomų studijomis. Žmogus gali tai atrasti pats. Rasti šio klausimo sprendimą gali beveik kiekvienas žmogus. Jeigu žmogus susimąstytų, kaip jis norėtų, kad su juo elgtųsi kiti, jis tuo pačiu galėtų apibrėžti, kas yra žmogiškosios dorybės. Tiesiog pamastykite, kaip jūs norėtumėte, kad kiti su jumis elgtųsi. Tikriausiai visų pirma jūs norėtumėte, kad su jumis būtų elgiamasi teisingai. Jūs nenorėtumėte, kad žmonės meluotų apie jūs arba neteisingai ar šiurkščiai jūs kaltintų. Tiesa? Jūs tikriausiai norėtumėte, kad jūsų draugai ir bendradarbiai būtų jums ištikimi. Nenorėtumėte, kad jie jūs išduotų. Jūs turbūt norėtumėte, kad su jumis elgtųsi džentelmeniškai, kad jūsų neklaidintų ir nemulkintų. Jūs norėtumėte, kad žmonės, turėdami su jumis reikalų, būtų dori. Jūs norėtumėte, kad jie būtų sąžiningi ir neapgaudinėtų jūsų. Teisingai? Jums norėtųsi, kad su jumis elgtųsi geruoju, o ne bloguoju. Jūs tikriausiai norėtumėte, kad kiti būtų atidūs jūsų jausmams ir gerbtų jūsų teisės. Kai jums nesiseka, jums patiktų, jei kiti jūs užjaustų. Jūs tikriausiai norėtumėte, kad užuot užsipuolę jūs, žmonės mokėtų tvardytis. Tiesa? Jei jūs turėtumėte kokių trūkumų arba jei jūs padarytumėte klaidą, jūs tikriausiai norėtumėte, kad žmonės būtų tolerantiški, o ne kritiški. Jūs turbūt labiau norėtumėte, kad žmonės būtų jums atlaidūs, o ne eikvotų savo energiją jūs smerkdami ir bausdami. Tiesa? Jūs galbūt norėtumėte, kad žmonės būtų jums palankus, o ne pikti ir kandūs. Jūs turbūt norėtumėte, kad kiti tikėtų jumis, o ne abejotų jumis kiekviename jūsų žingsnyje. Greičiausiai jūs labiau norėtumėte, kad žmonės jūs gerbtų, o ne įžeidinėtų. Turbūt jūs norėtumėte, kad kiti elgtųsi su jumis mandagiai ir pagarbiai. Tiesa? Ir jums greičiausiai patiktų, jei žmonės žavėtųsi jumis. Kai padarote kažką gero kitiems, jūs tikriausiai norėtumėte, kad jūs įvertintų. Teisingai? Ir jums turbūt patiktų, jei kiti jums būtų draugiški. Galbūt norėtumėte, kad kai kurie žmonės jūs mylėtų. Ir visų svarbiausia, jūs nenorėtumėte, kad žmonės tiesiog apsimetinėtų, jog jie taip su jumis elgiasi. Jūs norėtumėte, kad jie iš tikrųjų taip elgtųsi ir būtų nuoširdūs. Jūs tikriausiai galite sugalvoti ir kitų savybių. Be to jūs turite šioje knygoje pateiktus principus. Tačiau peržiūrėję aukščiau išvardintus pavyzdžius, jūs galėtumėte suvokti, kas yra dorybės. Nereikia ypatingai lakios vaizduotės, kad žmogus suprastų.
jog jei kiti aplink nuolatos su juo elgtųsi būtent taip, jo gyvenimas būtų malonus. Ir mažai tikėtina, kad kas nors elgtųsi priešiškai su tais, kurie taip elgėsi su juo. Žmonių santykiuose egzistuoja įdomus reiškinys. Kai vienas žmogus rėkia ant kito, pastarajam kyla noras atsakyti tuo pačiu. Su žmogumi didžiąja dalimi elgiamasi taip, kaip jis elgiasi su kitais. Iš tikrųjų, jis pats parodo pavyzdį, kaip su juo elgtis. A bjauriai elgiasi su B, taigi B blogai elgiasi su A. A yra draugiškas B, taigi ir B yra draugiškas A. Esu tikras, kad jūs nuolatos tai matote. Džordžas nekenčia visų moterų, taigi moteris nekenčia Džordžo. Karlosas su visais elgėsi grubiai, taigi kiti taip pat linkia elgtis su juo grubiai. O jei jie ir nedrįsta atvirai elgtis grubiai, tai iš tikrųjų jie vis vien puoselėja norą, pasitaikius galimybei, atsakyti Karlosui grubumu. Išgalvotame grožinės literatūros ir filmų pasaulyje pasitaiko mandagus niekšai, neįtikėtinai sumanios gaujos ir vieniši didvyriai, besielgiantis tiesiog kaip netašyti stuobriai. Iš tiesų gyvenimas yra visiškai kitoks. Tikri niekšai paprastai yra labai grubų žmonės, o jų pakalikai dar grubesni. Napoleoną ir Hitlerį kiekviename žingsnyje išdavinėjo jų žmonės. Tikrieji didvyriai kalba ramiai ir yra labai mandagus savo draugams. Jei kam nusišypso sėkmė sutikti ir pasikalbėti su geriausiais kokios nors profesijos atstovais, dažniausiai akis krinta tai, kad šie žmonės patenka tarp puikiausių žmonių, kuriuos jums kada teko sutikti. Tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių jie taip daug pasiekė. Dauguma jų stengiasi gerai elgtis su kitais žmonėmis. O juos supantys žmonės atsako jiems tuo pačiu ir net atleidžia jiems negausius jų trūkumus. Taigi žmogus gali apsispręsti, kas yra žmogiškosios dorybės, vien tik išsiaiškinęs, kaip jis norėtų, kad su juo elgtųsi kiti. Ir aš manau, kad jūs sutiksite, jog tokiu būdu galima pašalinti bet kuriuos nesusipratimus iš to, kasgi iš tikrųjų yra geras elgesys. Tai toli gražu nėra neveiklumas, kai jūs sėdite be žado, ramiai sudėję rankas. Gerai elgtis galima labai aktyviai ir veiksmingai. Niūrus santūrus rimtumas turi nedaug džiaugsmų. Kai senovėje vyresnieji bandė įrodyti, jog tam, kad būtum dorybingas, reikia gyventi niūrų, rūškaną gyvenimą, jie buvo linkę teigti, kad bet koks malonumas kilęs iš blogo elgesio. Tačiau joks kitas teiginys negali būti labiau nutolęs nuo tiesos. Džiaugsmas ir malonumas nėra kilę iš amoralumo, priešingai. Džiaugsmas ir malonumas gimsta tik dorose širdyse. O moralių žmonių gyvenimai yra nepaprastai tragiški, kupini kančios ir skausmo. Žmogiškosios dorybės turi nedaug bendro su niūrumu. Jos yra šviesioji gyvenimo pusė. O dabar pagalvokite, kas atsitiktų, jei žmogus pabandytų su aplinkiniais elgtis laikydamasis teisingumo, ištikimybės, džentelmeniškumo, dorumo, sąžiningumo, gerumo, atidumo, užuojautos, savitvardos, tolerancijos, atlaidumo, palankumo, tikėjimo, pagarbos, mandagumo, pagarbumo,
žavėjimusi, draugiškumo, meilės principų ir taip elgtųsi nuoširdžiai. Tam gali prireikti laiko, bet ar jums netrodo, kad po kiek laiko kiti jo atžvilgiu jums elgtis taip pat? Net jei žmogus retkarčiai sukluptų, dėl žinios, kuri vos neišveda jo iš proto, ar įsilaužėlio, kurį tenka pavaišinti smūgiu į galvą, ar dėl pakvaišėlio, vos judančio greitąją kelio juostą, kai žmogus vėluoja į darbą, vis vien būtų akivaizdu, kad žmogus pakėlė savo santykius su žmonėmis į naują lygmenį. Jo išlikimo potencialas smarkiai padidėtų. Ir žinoma, jo gyvenimas taptų laimingesnis. Žmogus gali įtakoti kitų žmonių elgesį. Jei jis to dar nedaro, jis gali palengvinti savo užduotį tokiu būdu. Kasdien išsirinkti vieną dorybę ir jos laikytis visą dieną. Jei žmogus taip elgsis, galiausiai jis turės visas šias dorybes. Be to, kad žmogus pats gaus naudos, jis gali prisidėti, kad ir labai nedaug, prie naujos žmonių santykių eros sukūrimo. Į vandenį mesto akmenėlio sukelti ribuliai gali pasiekti ir atokiausią krantą. Kelias į laimę tampa daug šviesesnis, jei žmogus laikosi priesako. Stenkitės su kitais elgtis taip, kaip norėtumėte, kad būtų elgiamasi su jumis.